Liepos 26. Ko tikėtis? Labai daug pagundų, labai daug galbūt santykiuose bus problemų. Taip pat žinote, kad kad jūs stebi blogieji, blogosios jėgos, kad jūs valdys blogosios jėgos, kad norės, kad jūsų ydos jau išlystų ir jūs būtumėt jiem pavaldus. Kam aktualu, tai prakeiksmai, nužiūrėjimai, blogi žodžiai, keiksmažodžiai, norėsis keiktis, bus labai bloga nuotaika, tarsi ne nuo jūs priklausys šita nuotaika. Visą laiką kažkas erzins, kažkas iš pašalies, galbūt bendradarbiai, galbūt artimieji erzins, atrodys, kad norisi sprogti ir nesinori, galbūt kažkam, vaikam, galbūt gali būti, kad atrodys, kad tėvai yra neteisūs, kad jie jūs valdo, kad tik nuo jų priklausot ir negalit nuo jų pabėgti. Kitiem gali būti, kad skolos, kreditai, nuo kurių negalit pabėgti ir tarsi nuo jūsų tai nepriklauso. Kažkam reikėtų apsilankyti bažnyčiai ir pasivalyti nuo blogių akių, nuo prakeiksmų, keiksmų, blogų žodžių ir taip toliau. Dienelė, žinoma, ne super, tad čia jau reikėtų pagalvoti, kaip tai sustabdyti, jeigu matote, kad kažkas negerai, kad blogos mintys užpuola, galbūt sapnai blogi, galbūt matote, kad prisikabina kaimynai, kaimynės, gali kilti ir avarijų, ir gyvybei grėsmė gali kilti, tad dienelė labai sudėtinga kažkam gali būti. Taigi linkiu